Kai žemė dar nebuvo padalinta, o keliai buvo bevardžiai, gyveno keliautojas. Sakoma, kad jis mokėjo klausytis ir suprasti stichijas. Vandens, kad įvertintų laiko tėkmę. Žemės, kad pajustų tvirtybės prasmę. Ugnies, kad atskirtų šilumą nuo deginančios kaitros. Oro, kad atvertų erdvę ir išgirstų dangų, ar vieta kvėpuoja. Jis klausėsi žmogaus, širdies ir proto balso. Nežinojo, tik tada, kai žmogus ir gamta susitarė, gimsta ateitis. Atsiprašau, gal jums padėti? Pasiklydote? Koks jūsų žirgas įdomus kažkoks, be kojų? Geras žirgas. Geras. Klausyk, o šitas dievų nutiestas takas, jis kur veda? Tikrai dievų. Šis takas iš Smiltynės į Juodkrantę veda. Kiek žingsnių iki Juodkrantės? Kiek žingsnių nežinau, bet minti 20 kilų. Vienas malonumas, takas lygus kaip ledas. Valau, ką minti ir kur kilti? Sakau, važiuoti 20 kilometrų. Tai per savaitę nueisiu. Kam jums žingsniuoti? Sėskit ant bagažinės paviršių ir jums greičiau bus ir man geresnis workoutas. Žinai, raitelį, priimsiu aš tavo šitą pasiūlymą ir už kelionę tavo atsiskaitysiu kirviu. Ačiū, pavešiu jūs ir be kirvio.